Labas, koks gražus ruduo šiuo metu. Kviečiu išeiti į gamtą, pasimėgauti, pasidžiaugti. Ir tuo pačiu turiu tokį pasiūlymėlį, kuris šitam rudens kontekste atrodys kiek kontroversiškai. Jau kuris laikas galvoju, kad reikia. Ir pats išbandžiau visas versijas. Galiausiai sulaukdamas prašymų iš praėjusių Wildfit iššūkį, sakau, reikia imti ir daryti. Tai yra atgal į pavasarį. Jo, taip, rudenį atgal į pavasarį. Atgal į pavasarį projektas grupėje galioja tik tais praėjusiams Wildfit iššūkį. Tai 5 savaičių programa. Ir tai taip jau atsitinka. Vieni pasidaro pavasarį savarankiškai, rotuoja sezonus, sėkmingai viską daro, o kitiems prisiruošti eiti pavasarį atrodo sudėtinga. Todėl grupėje tai bus padaryti daug lengviau ir smagiau. Su mano palaikymu, su bendraminčiais. Negana to, atgal į pavasarį tapo pilna programa su kasdienėmis žinutėmis ir video iš Wildfit platformos, Eriko medžiaga. Taip pat grįžtant į pavasarį galima pasirinkti netgi vieną iš 3 kelių. Tai yra tradicinis pavasaris, toks kokį ėjome per Wildfit iššūkį. Rinkėjo pavasaris, tuomet, kada norisi tiems, kurie nori šiek tiek pailsėti nuo mėsos produktų, nuo gyvulinės kilmės produktų. Irgi labai įdomus, spalvingas sezonas. Ten bus irgi papildomas gairės ir pagalba, kaip iš jo gauti didžiausią naudą. Na ir dar vienas pavasaris, tai yra toksai mėsiškas, tai yra medžiotojų pavasaris, kuomet dominuoja mėsa ir gyvulinės kilmės produktai. Palauk. Kad ir kaip nuskambėjo ramiai, rinkėjo ir medžiotojo pavasariai puikus būdas geriau pažinti savo kūną. Atrasti. Iš jų didesnė nauda yra trumpuoju periodu, norint pailsėti arba nuo mėsos, arba nuo augalų. Kaip, kodėl rinktis, kurį kelią aš padėsiu visiems dalyviams kartu ir tuo pačiu asmeniškai. Galų gale tikslas pagyventi pavasarį, atsinaujinti. Galbūt jeigu esi prikaupęs tą papildomą riebaliuką. Nors Lietuvoje ir žiema iš tikrųjų artėja, mes urvuose negyvenam. Turim šiltus namus, prisišildom automobilį, paltus. Visada galime gauti pakankamai šilto ir sotaus maisto. Ir būtent rudenį, kada intuityviai kūnas nori užkrauti ir pasiruošti žiemai, labai šaunu įtraukti tokį sezoną, kad kūnas suprastų. Viskas tvarkoj. Man nereikia prisikaupti. Jinai netokia atšiauri, kaip buvo prieš 100 000 metų. Aš net nebejoju, kada sakėt, viskas eisiu į pavasarį, bet taip ir kažkaip nenueina. Arba reikėtų eiti, bet nežinau kada. Tai dabar yra šansas eiti kartu su grupe, su palaikymu ir grįžti į tą fainą, gerą energijos lygį, kūno optimizavimąsi. Kūnas tikrai to nori, prašo, jam to reikia. Visa informacija tekste žemiau. Užsiregistruok, parašyk arba susisiek, jeigu dar kyla keli klausimėliai. Ir visi kartu šoksim į pavasarį.